Kaip užauginti berniuką, kad jis užaugęs nenusipirktų motociklo ir neišsitaškytų į kelio sportą? Nupirk jam labai gerą dviratį ir tegul jis tieškis į žvyrą. Žodžiu, kaip ten sako, kad tikri vairuotojai gimsta purve. Ir vienintelė priežastis šitam posakiui tai, kad purve reikia mažiau greičio, kad slystum. Kai ateina kritinė situacija, jie ateina anksčiau. Ir būdama mažiau kritinė. Taip sakant, nebūtinai į medį atsidarysi savo galvą. Kodėl žvyras gali padėti dar, tai jei dėdė žinos, ką reiškia nubrozintos šlaunelės ir alkūnėlės. Ir šiaip, kaip patirs, kaip du ratai reaguoja jo judesius, gal ateityje jis sunkiau išlys iš kelio. Patirtys. Bet jis gali norėti išlys iš kelio, nes būna ir taip. Tai šitoje vietoje reikia kažko jau rimčiau nei dviračio. Tai aš nežinau labai daug, bet žinau šiek tiek. Yra pasaulyje nupieštas toks vyro gyvenimo žemėlapis. Tam žemėlapį yra gyvenimas ir taškai, per kuriuos keliaujant gautųsi optimaliausia kelionė. Trumpai tariant, viską aplankysi ir patirsi. Vienoje žemyno pakrantėje tave išlaipina vienas laivas ir po visko kitoj pakrantėje tave pasiima dar kitas. Ir tarp tų pakrančių gali praeiti visus 6 sezonus. Dar kaip juos praeisi, galbūt priklauso praktiškai vien nuo tavęs, bet iš tikrųjų tai nepriklauso tik nuo tavęs. Nes yra labai daug dalykų, kurių mes nematom, bet dabar viskas iš pradžių. Atsirado pasaulyje berniukas ir nežino jis nieko. Kaip batą užsirišt, kaip veikia jo rankos, ką galima valgyti, o ko negalima valgyti, arba ką įmanoma valgyti, bet jeigu valgysi, tai paskui blogai bus ir norėsi to nebevalgyti, bet nebevalgyti neišeis. Berniukas neturi jokio pagrindo. Ir labai sudėtinga šita tema kažką kalbėti, neįtraukiant Dievo, nes be jo viskas sugriūna. Ir kodėl apskritai aš jį čia paminiu, tai jau šitoj saloj jis turėtų čia apsireikšti kažkaip, bet bandome eiti be jo. Tai berniukas išlipa į krantą ir prieš jį atsiveria visas pasaulis. Ir jo pasaulis, ne pats pasaulis. Berniukas to nežino, bet pasaulis, kurį jis dabar mato, yra pridengta realybė. Pavojai, kuriuos šitam pasaulėlį galima surasti ir pamatyti, yra saugus. Ir mirties negali užuosti, nes jį yra labai labai per toli. Tokį pasaulį jam sukuria tėtis. Ir tik tėtis, nes gali matyti kažkas ir kitas, bet tik tėtis turi prieigą prie berniuko širdies kupstelių. O tų kupstelių šešėliuose yra blogis, kuris gali rasti berniuką per anksti. Va kaip sudėtinga ir nesuvokiamai šnekėti ir rašyti moku. Bet čia kalba eina ne apie paranojišką tėvystę. Jei kas galėtų pafantazuoti, pradėtų. Yra labai didelis skirtumas, kur yra rūpestis ir kur yra kontrolė. Gal net galima kartais kontrolę vadinti laisvos valios naikinimu, bet čia kita tema. Dabar mylimojo sūnaus etapas. Tai šitas laikas yra skirtas tiesiog tam, kad sūnus sužinotų, kur yra mylimojo sūnaus vietoje. Bet tiksliau ne kur yra, o kas jis yra. Mylimasis sūnus. Tapatybės suteikimas. Čia yra kas jau pasirūpins, kas paaiškins, kaip veikia dalykai ir kartu gal pažvejos. Kitos jokios prasmės čia nėra ir negali būti. Ir aš čia parašiau skriptą, kad galima, bet iš tikrųjų tai reikia. Ir ne kažkiek, o pilnai pamiršti visokias disciplinas ir kitas liūdnas nesąmones. Svarbiausias dalykas dabar, kad berniukas permirktų žinojimu, kad yra ne vienas. Ir kad yra labai reikalingas. Ir kad tai niekada nesikeis. Nes jei jis to nežinos, jis tuoj pradės skęsti. Ir ten tada jau jokia disciplina nepadės. Mylimojo sūnaus pasaulis buvo tik simboliai ir karaliaus Mufasos išpuoselėtas maniežas. Aš galiu kažkaip paprasčiau rašyti, kad labiau atrodytų, kad aš kalbu, nes skaitau tekstą. Siaubas kaip bloga. Čia berniukas pradeda patirti tikrą pasaulį. Be filtrų ir apsaugos priemonių. Man neseniai atėjo galvai ir būtent kodėl turbūt aš ir sugalvojau padaryti šitą filmuką, nes jį galvojau labai daug metų padaryti, bet tiesiog nemačiau kaip sudėlioti visą. Tai nors šitas etapas yra vadinamas nuotykių ieškotojo etapu, nevadinamas, o pavadintas,
Čia berniukas patenka ne dėl nuotykių. O dėl ko? Gal dėl nuotykių, bet nuotykius tada reikia suprasti ne kaip pasivažinėjimą po Europą, bet kaip nežinomybę, kuri toje kelionėje gali laukti. O nežinomybės pilna ir už kiemo. O daugiausia tai jo paties širdį. Va dabar, Dovydas sako, kad svarbiausia šio etapo dalis tai kaip berniukas tuos nuotykius išgyvena ir kokius juose padaro pasirinkimus. Dabar, kad biškį jau akis į kitą pusę nukreipčiau, tai laptopą į kitą pusę padėsiu. Vienoj knygutėj geroji, kurią dabar laikinai kažkur pamečiau. Ten rašo apie jauno žmogaus pasirinkimų galią būtent šitam amžiui, nuo 20, nuo 10, iki 30 kažkur. Kuo šitas laikas ypatingas, tai jis turi labai didelės galios keisti dvasią žmogaus. Žmogaus dvasia visą gyvenimą gali augti ir keistis, bet tai, kas įvyksta dabar, yra kaip paskutinį molinio ąsočio išformavimai. Pirmieji ir svarbiausia buvo padaryti mylimojo sūnaus etape, bet dabar čia jaunuolis pats savo veiksmais užbaigė savo tvėrimo proceso labai svarbų etapą. Su tuo, ką jis dabar išgyvens, nugyvens visą savo likusį gyvenimą. Tai su viskuo, ką patirs, nugyvens visą savo likusį gyvenimą. Bet tiesiog čia per ąsočio metaforą einant, kai molinį ąsotį išdegi, tai jį nebent gali pagražinti, padailinti, dar ką nors padaryti. Ir dar gali sudaužyti. Berniukas, būdamas šitam etape, neturi apkeliauti pasaulio, nes kelionės dėl kelionės neturi jokios prasmės. Jos nebent gali išmokyti, kaip veikia transportas arba viešbučių užsibukinimas. Bet jei tokioje kelionėje berniukas susiduria su nuodėme arba su nepatikimu automobiliu, užstringa vidury šalies, vidury nakties, vidury miško. Ir kažkaip ten vietoj tą mašiną susiremontuoja ir išvažiuoja. O nuodėmiai sugeba tada pasakyti ne. Tai jis tikriausiai jau atplaukia į šitą krantą. O jeigu neatplaukia, tai tuoj atplauks. Nes nesekdamas tiesos švyturio, šičia jis gali rasti tiek nuotykių, kad jam visam gyvenimui iki gyvenimo galo pilnai užteks. Vandenys atviri į visas pusės. Judėk kur nori. Draskykis kur tik nori, prašau. Bet kiek tam visam vandenį yra prasmės. Ir tada yra karžygio etapas. Gal man reikia konkrečiais dalykais iš gyvenimo rašyti, aš nežinau. Nebemoku kažkaip. Man reikia pasakoti. Nes vis tiek negali perteikti pasaulio tiesioginę prasme, nes tiesioginės prasmės nėra. Mes labai daug nežinom. Ir sakyti, kad kažką žinom, tai labai lengva taip nusišnekėti. Dėl to pasakos yra pats nuostabiausias būdas kalbėti, nes juose yra iki simbolių išgryninta tiesa. Kaip ta tiesa apsireiškia, čia jau kitas reikalas, bet patys principai, kaip viskas. Dėl to ir kai kurios švento rašto knygos yra pasakos, nes žodžiai iš savęs niekaip negali perteikti, pavyzdžiui, sutvėrimo. Karžygys kariauja su blogiu. Tiek to ir reikalo šitam etape. Jaunuolis nuotykių ieškotojo etape pamato, kad gali įtakoti aplinką aplink save. Tada pasirenka, sakykime, tiesą ir tada pamato, kad kažkas tą tiesą nori sutrypti. Tada jam užverda širdis. Prasideda nesibaigiančios kovos už tiesą. Aš tikriausiai šito etapo visiškai vapščiai nepažįstu, tai dėl to nelabai turiu ką pasakyti. Bet gal kažką ir žinau, nes šitas etapas yra tuštybė. Jis baisiai tuščias, nieko vertas. Nėra dėl ko kovoti. Nes viskas vis tiek suirs. Ar anksčiau, ar vėliau ir blogo čia visada vis tiek bus šitoj žemė. Visas šitas etapas yra tuštybė. Bet dėl to yra sekantis etapas. Aš dar aklas poezijai ir aš ją galiu skaityti ir galiu suprasti, bet nenoriu, nes man tai kažkaip per toli. Bet kai ateinu prie kranto, iškart įsimyliu kiekvieną akmenuką. Ir aš galiu amžinai žiūrėti į medžių tekstūrą. Aišku, amžinai žiūrėti negalėsiu, nes gyvenimas yra daug daugiau nei medis, nes yra labai daug medžių, yra daugiau ką pamatyti. Ir reikia kažką dirbti. Ačiū, Domai. Niekas nesupranta, kodėl aš stoviu ir žiūriu į savo mašinytę, nes aš stoviu ir tiesiog ją žiūriu. Bet aš tai darau, nes aš ją labai įsimylėjęs ir norėčiau, kad niekada nesugestų. Ir noriu ją turėti visą gyvenimą. Ir man daugiau jokios mašinitės nereikia. Ir apie įsimylėjimą dabar neseniai girdėjau, kad tai tarsi informacijos trūkumas apie ką nors. Tipo, susipažinsi ir nukris žiedlapėliai. Bet aš apie savo mašinytę jau žinau gerokai per daug.
Žinau, kada jos bėgis šokteli. Žinau, kur yra kiekvienas jos kampas. Kai vairuoju, aš kiekvieną jos kampą jaučiu. Ne viena jos linija nesikeitė 4 metus, bet kiekvieną kartą, kai ją pamatau, man ji vis gražesnė. Tai ratai kažkiek padidėja, tai ji pailgėja kažkaip, tai ją dabar sniegas nuplovė, ištirpo sniegas. Ir dabar pats tirpstu ją žiūrėdamas, nes to grožio neįmanoma nusakyti. Yra kažkaip labai labai graži. Ji yra per graži ir niekas nesupras, kaip aš ją matau. Ir kiek ji man reiškia. Pasaulis nesukurtas pjaustyti blogiui galvą. Jis skirtas mylėti. Ir dėl to vyras pastato savo karalystę. Tam, kad grožis turėtų kur pražysti. Norėjau iš pradžių pasakot, kokias čia vyrai žemėje yra sukūrę savo karalystės, kaip jie ten išpildo šitą savo dalyką. Nes šitas žodis karalystės yra metafora čia. Bet aš užstrigau pasakoj ir aš nebeišeisiu. Viskas, man reikia plėsti. Negalima lyginti, bet čia yra pats gražiausias vyro gyvenimo etapas. Vien dėl to, kad trūksta žodžių jam aprašyti. Bet galima jį kažkiek pažinti per kitus etapus. Tai karalius nebus tvirtas, jeigu nebus pabuvojęs mylimuoju sūnum, jeigu apskritai nebus mylimasis sūnus. Nes jei nežinos šito fakto, net laikys atsakomybių, kurios guls jam ant pečių. Bet kaip vienam žmogui atlaikyti visą karalystę ant 2 kojų. Ir nebus geras karalius, jei pas nuotykių ieškotoje ras tik pavojų adrenaliną, o ne būdą, kaip tą visą adrenaliną panaudoti kilniam tikslui. Užsiplaukius ir karalystės jokios nepastatys. Ir jei karalius nebus pabuvęs karžygiu, tiesiog neapgins karalystės sienų. O jei nežinos, ką reiškia įsimylėti visam gyvenimui, tai numarins karalystės grožį, jei iš vis tą grožį bus pas save pasikvietęs. Čia kažkiek pasirodo ir etapų nuoseklumas. Tarsi kam viskas išdėliota būtent taip ir ne kitaip. Tai etapų neišpildysi, neišgyvenęs ankstesnių. Bet čia negaliu sutalpinti daugiau, nes mūsų kitas laivas ruošiasi išplaukti. Vyro gyvenimo epilogas. Namas pastatytas, medis pasodintas, o kartu su tuo medžiu užaugo ir šeima. Dabar jau jo sūnus karalius ir 2 karalių karalystėje būti negali. Gal tai skamba kaip gyvenimo galas ir kinda it is, bet išminčių šalia turėti yra pats didžiausias turtas. Ir dėl to, kad jis yra praėjęs visus etapus. Tiesiog dėl to. Gal jo rankos jau ir neužsikars į šitą medį, bet protas prisimena, kaip tai daroma. Tai dėl to galės pamokyti anūką. Tas pats galioja ir karaliui, ir karžygiui, ir žodžiu, visiems kitiem. Šitas kelias yra ilgas visai ir nuklysti yra daug lengviau nei nenuklysti. Tai kas jei visada turi kažką šalia, ko gali paklausti patarimo. Kaip vienoj, turbūt Bruno Ferrero istorijai mergaitė vis bandė pasiekti uogienės stiklainį iš lentynos ir jai niekaip nesigavo. Viską, sako, išbandė, ateina pasėti ir sako, išbandžiau viską, neišeina, nepaimsiu stiklainio. Ir tada tėtis sako, viską išbandėjai. Ko neišbandžiau? Sako, nepaprašei pagalbos. Iki labai greito